O čia rašiau šiuolaikiniu rašalu, rašiau kaligrafiniu rašalu, į kurį dedama šelako, kad jisai tvirtai laikytųsi, kad jis nenusiplautų. Taigi, norint išplauti dabar mano šitą šriftą, jau reikėtų labai smarkiai trinti kempine, jau taip lengvai nenusiplaus jisai. O senovinis rašalas būdavo gaminamas pačių kaligrafų, jie patys darydavosi, bet aš dėja tik tai teoriškai skaičiau, kaip tai daroma. Ten iš riešutukų tokių ąžuolo, ten gumbelių, ten būdavo ta juoda spalva, ten su druskomis ir taip toliau, bet jis irgi buvo sunkiai nuplaunamas. Jeigu reikėdavo ką nors taisyti, jau būdavo skutama. Nes pergamentas labai tvirta medžiaga, ją labai laisvai galima skusti. Taisyti klaidas labai lengva. Nuskusti su aštriu peiliuku ir rašyti ant viršaus. Juk senovėje kai kurios knygos taupant pergamentą buvo nuskutamos visos ir rašoma vėl ant viršaus. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės knygos puošybos pagrindiniai elementai ilgai buvo tie patys – inicialinės raidės, rubrikos, atsklandos, taip pat ir teksto rašto dailumas. Tačiau priklausomai nuo knygos paskirties ir užsakovo poreikio knygos atrodė gana skirtingai. Kuo knygų daugėjo, knygos ėmė prarasti tą savo šventumą, knygas ėmė skaityti arba knygas ėmė įsigyti ir paprastesni, sakykime, miestiečiai, bajorai. Knygų vis reikėjo daugiau, nebebuvo galima skirti tiek laiko knygai perrašyti. Knyga perrašinėdavo nuo 3 mėnesių net iki kelių metų, jeigu tai būdavo labai puošnus egzempliorius, matyti, kiek laiko turėjo. Tai buvo brangus dalykai, tačiau knygas pradėto rašyti nebe taip atidžiai, nebe taip kruopščiai. Ir iš karto tas knygos vaizdas keitėsi. Jeigu mes paimtume į raštą, pažiūrėtume jau 16 amžiaus antros pusės, arba paskui atversim 17 amžiaus, jau atsiranda ir greitraštis, taip kaip mes įpratę rašyti. Žodžiu, knygos tekstas labai dažnai ėmė artėti prie kanceliarinio dokumento teksto. Ir netgi, sakykime, jeigu vienuoliai imdavo perrašinėti savo reikalingus skaitinius, tiesiog apie šventųjų gyvenimą, jau tas raštas netoks tvarkingas, nors ir stengtasi lyg ir kaligrafiškai rašyti, tačiau tokios tvarkos, kur tarp raidelių tarpeliai, jos nesujungtos. Na, atrodytų, kaip mes dabar įpratę esam, kad tai lyg spausdinta knyga. Štai lotynų kalba, kai surašyta. Atrodo, lyg būtų tekstas atspaustas. Kaligrafiškumas prapuola knygoje. Bet kartu tai nėra ir per daug perdėto puošnumo. Labai jau tos prašmatnios knygos, kurias mes matome albumuose, jos dažniausiai būdavo užsakytos imperatorių, tarkim, imperatoriaus dovana popiežiui, ar ne, arba kažkokiam svarbiam vyskupui. Tai jau jos būdavo, na, ypatingo puošnumo, su daug aukso, labai daug tų visokiausių puošmenų. O mūsų knyga yra, na, sakykime, rimta. Tų puošmenų yra, bet saikingai. Stilių kaitą rankraštinėse Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės knygose ryškiausiai atspindėjo atsklandos ir inicialai, jiems naudoti ornamentai ir jų atlikimo būdai. Ankstyviausių 14 amžiaus laikotarpių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorijoje gyvavo mišrus bizantinis teratologinis stilius. Iš bizantinio stiliaus buvo likusi puošyba augalo lapeliais, pumpurais, žiedais, viršutinio rėmo centre piešiama augalo ar gyvūno figūra. Iš vakarų Europoje paplitusio romaninio stiliaus buvo perimti modifikuoti ornamento elementai. Likę knygų egzemplioriai liudija, kad nuo 15–16 amžiaus sandūros atgimė neobizantinis stilius. Vėl ėmė kartotis geometrinės formos, augaliniai motyvai, gyvūnų figūros. Atsiranda atsklandos pieštos be šablono, labiau panašios į perpieštą spaudos grafikos darbą, pagražintą spalvomis. Tuo metu puošyba klestėjo, buvo naudojama stilių ir technikos įvairovė. Jeigu nežinome, kada knyga parašyta, tai labai dažnai tai, kaip yra nupiešta atsklanda, kaip parašytas inicialas, iš karto charakterizuoja laikotarpį, kada tai yra parašyta. Aišku, negali labai pasakyti tiksliai metų, tačiau jau tam tikras laikotarpis iš karto yra žinomas. Štai čia yra 14 amžiaus Styžiaus Evangelija, kuri puošta teratologiniu stiliumi, kas jam yra būdinga. Tai zoomorfiniai ir augaliniai inicialai, kai augalai susipynė su gyvūnais. Atsklandos, jos tokios, na, kaip pilaitės, žodžiu, su paukšteliu dažnai viršuje. Ir jeigu verstume, kiek čia tų yra, čia virš 300 inicialų, štai lyg žmogus, lyg paukštis,
arba vienas kitą valgantis gyvūnai, čia sakytume, galbūt zuikį pagavo vilkas. Ir kuo dar ypatinga šita knyga, joje yra keli valstiečio atvaizdavimai, tiesiog paprasto žmogaus. Beveik visi išlikę rankraštinių knygų egzemplioriai buvo dekoruoti. Puošybos elementus galima suskirstyti į tuos, kurie tekstą iliustruoja, ir tuos, kurie puošia. Puošybos elementai, raštas, kuriuo knyga parašyta, atsklandos ir rubrikos, inicialai. Puošnumą lėmė knygos paskirtis skirta liturgijai ar skaitimui, priklausomybė bažnytiniai institucijai ar asmeniui. Iliustruojamieji knygos elementai, schemos, grafikai, žemėlapiai, miniatiūros, kurios dažnai buvo dekoratyvios. Miniatiūros buvo ne tik puslapio. Kuo puošnesnė miniatiūra, jinai atrodo dabar tamsi, bet iš tikrųjų tai buvo sidabrinis dugnas. Dabar tik tai likę tas sidabro sluoksnis, kaip ir nuėjęs, likęs mažutis pauksavimas. Iš tikrųjų tai buvo sidabras. Dar pažiūrėsim vieną labai. Žodžiu, miniatiūros jos truputėlį paaiškino. Tai, kas buvo piešiama, iš tikrųjų tais piešiniais buvo stengiamasi atspindėti tai, kas yra rašoma, arba tai, ką skaitydavo. Nes jeigu didžioji dalis šventykloje nemokėjo skaityti, tai, ką jam skaitė, galėjo truputėlį parodyti, pailiustruoti tomis iliustracijomis. Arba, jeigu valdovas nemokėjo skaityti, jis versdamas iliustruotą knygą, tas miniatiūras, jis galėjo, sakykime, kaip aukso legenda Varaginiečio, garsioji, kurios dalis yra saugoma Peterburge, dar dalis Maskvoje, Vengrijoje, kurią, manoma, padovanojo Jadvyga ir Jogaila Vilniaus katedrai. Tai buvo kaip dabartiniai komiksai, tačiau apie šventųjų gyvenimą. Ir žmogus, galbūt nemokėdamas skaityti, versdamas tas miniatiūras, tai galėjo įsivaizduoti. Kas gali dabar imti ir rašyti ranką knygą? Dailininkai kūrė tas, tarkim, ranka sukurtas knygas, bet jos dažniausiai yra skirtos neskaitimui, o tiesiog jau kaip meno objektas. Pasižiūrėti, ten kažkokiams meninėms idėjoms išreikšti, o čia yra skirta skaityti, čia skirta skaityti mišioms. XVI amžiaus pradžioje greta susiformavusios tiek turinio, tiek formos prasme knygos ėmė formuotis dar vienas reiškinys – abipusės spausdintos ir rankraštinės knygos sąveika, turėjusi įtakos ne tik repertuarui, bet ir knygos dekorui. Štai čia dvi 17 amžiaus rankraštinės knygos. Viena iš jų tai natų albumas, kai yra surašyti kūriniai natos, tačiau iliustruoti skirtas yra Vario ražinių ciklas, pasakojantis apie Pranciškaus gyvenimą. Jeigu versime atskiri kūriniai ir tam tikri grafikos darbai. Tai yra vienas būdas. Antrasis būdas, tai štai Lenkų astronomo Jano Hevelijaus selenografija. Iš tikrųjų, tai pirmasis veikalas, jį išspausdino Gdanske 1641 metais, tik atsirado 1670 metais, jau jis išverstas į rusėnų kalbą ir, sakykime, tiek daug galbūt ir nėra, kaip originalioji selenografija, tačiau čia yra ir grafikos darbai įrišti ir yra perkelti. Kiti piešiniai perpiešti. Vadinasi, tą spausdintą knygą pamatė labai greit, išvertė ir kai ką savo perėmė gravūras, o kai kurias tiesiog perpiešė, kaip turėtų. Įtaka spausdintų knygų jaučiama ir, sakykime, rašant inicialus. Jie imti pamėdžioti spausdintus. Tos raidės kaip perpieštos. O kitas būdas, tai, sakykime, rankraštinės knygos įtaka, tai piešiniai inicialai spausdintose knygose. Tarsi, ilgą laiką tos knygos gyvavo greta, veikė viena kitą. Savo ranka perrašyti Jėzaus žodžius, tai suprantate, tai yra tikrai labai didelis darbas. Bet rašyti Jėzaus žodį vieną po kito, tai dar yra kitaip negu skaityti. Aš tikrai, žinokit, pabaigiau ir kilo noras pradėti iš naujo. Nors tai darbas labai didelis. Aš kaip tik skaičiau, ten gal 8 amžiaus kažkokio raštininko tokia buvo įdėta citata į vieną jo knygą perrašytą,
kažkaip laimingas įskaitytojau, atsargiai elkis su šia knyga, nečiupinėk nešvariomis rankomis, nes tu net negali įsivaizduoti, kiek darbo įdėta. Rašo 3 pirštai, o vargsta visas kūnas, nes reiškia nugara susiriečia, ten akis aptemsta ir panašiai. Iš tikrųjų taip. Galima rašyti tik po valandą be pertraukos. Taigi valanda yra maždaug 1 puslapis. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad išskirtiniais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankraštinės knygos vidinės struktūros požymiais galima laikyti ypač plačius teksto laukus bei neobizantinį dekorą, paveiktą vakarų Europos meno. Knygų dekoro detalės atspindėjo epochos pasaulėjautą. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės knygos kultūros pavidalai pagal turėtą intelektinį potencialą artėjo prie vakarų Europos knygos kultūros. Rankraštinės knygos meistrystė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu buvo pasiekusi atitinkamą lygmenį ir galėjo tenkinti įvairių užsakovų išaugusius reikalavimus. Šiandien rankraštinė knyga unikalus dalykas. 480 valandų praleistų perrašant Evangelijos tekstą, dar 80 valandų dekorui ir inicialams. Iš viso prabėgo 2 metai perrašant 400 puslapių Evangeliją, skaičiuoja šrifto dailininkė Dovilė Sabaliauskienė. Na, nežinau, ar čia dar bus tokių užsakymų, bet tik tai, tikrai nuostabus darbas ir aš tikrai labai su mielu noru imčiausi daryti, bet tik tai čia yra ne taip paprasta. Akivaizdu, kad šių dienų knygos vertės suvokimas skiriasi nuo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės epochoje klestėjusios senosios knygos kultūros. Gal tada ir būta knygos aukso amžiaus.